Sveiki, čia komandos poryt, galima sakyti, flagmanas Edmondas Babenskas ir kalbėsime apie dalykus, kurie susiję ne su kokiais nors specialiais daiktais, įrenginiais, device'ais, kaip mėgstama dabar sakyti, gadgetais. Kuo skiriasi gadgetas nuo device'o, dar ir dabar negaliu suvokti, bet du gražų žodžiai turėtų slėpti ne mažiau gražius daiktus anapus jų. Bet dabar ne apie tai. Kalbėsime apie bendresias tendencijas, kurios charakterizuoja, kaip mes gyvename šiandien ir kas bus poryt. Tas poryt, užtikrinu, jūs ateis žymiai greičiau, negu jūs tikitės, ir tos tendencijos, jos žymiai greičiau taps realybė, negu galima būtų įsivaizduoti. Taigi, kur link juda išmanumas, viso pasaulio išmanumas, turint galvoj ir daiktus, ir principus, kuriais remiantis tie daiktai yra atsiradę. Vienas iš įdomesnių dalykų, čia plati tema, bet vienas iš įdomesnių dalykų galėtų būti susijusių su tuo, kaip per trumpą laiką keitėsi įrenginiai ir kokias funkcijas jie atliko anksčiau, kokias atlieka dabar ir kokias galbūt, galima įsivaizduoti, atliks ateityje. Tai iš tikrųjų tema filosofinė, amžina, tikriausiai galima apie ją šnekėti vis nuolat prie jos grįžtant. Ir čia tikriausiai įdomus yra aspektai, kaip kokią naudą iš šitų žinių galėtų turėti paprastas žmogus, kuris specialiai technologijomis galbūt nesidomi, kiek tai paliečia jo gyvenimą ir kada, taip besidomint fragmentiškai, jisai gali daryti kažkokias teisingas išvadas, kažkaip teisingai kažką pasiplanuoti, tiek daiktų įsigijimą, tiek gal pasimokinti kažko papildomai tam, kad daugiau naudos iš to turėti. Tai iš tikrųjų galima imti kažkokias istorijas. Pažiūrėkime, dar prieš kokį 10-15 metų, notebookas buvo tikrai ne ant kiekvieno žmogaus stalo. Dažniausiai tai buvo stacionari kompiuterinė darbo vieta ir mes stebėjom procesą, kaip į personalinių kompiuterių pradėjo praskiesti, reiškia, tas irgi personaliniai kompiuteriai, bet notebooko formatas. Ir supratom, kad tai yra papildomos galimybės, papildoma nauda, kad tu pasikiši po pažastimi, išsineši, pratęsi kažkur tai kitur tą darbą. Ir kasgi vyksta šiandieną? Šiandieną jau notebookus pradeda keisti mobilieji įrengimai. Ir šita tendencija irgi labai stipri. Mes matom, kaip kai kurie gamintojai tiesiog nustoja gaminti, nežiūrint to, kad jiems tas biznis pakankamai neblogai sekasi, tiesiog ant akių paima ir nustoja gaminti tos pačius notebookus planšečių sąskaitą. Keliauja į planšečių pasaulį. Ir galima čia pat išgirsti pasipiktinusių, kad man žaisti patogu ant stacionaraus kompiuterio, aš ten galiu galingą vaizdo plokštę turėti ir tikrai ten galiu su simuliatoriais, ten skraidyklėmis ir visokiais kitokiais žaidimų tipais, šaudyklėmis žaistis. Architektai pasakys mums iš tikrųjų ant stacionarių patogiau, dėl to, kad ten vektorinė grafika žymiai geriau apdoroja specializuotiems uždaviniams. Bet masinis vartotojas, tai kas yra tikra didžioji globalinė tendencija. Mes matome, kad iš tikrųjų net tradicinės darbo vietas pradeda įsiveržti mobilus sprendimai. Aš netgi buvau padaręs tokį eksperimentą ir porą mėnesių nebuvau jungęs kompiuterio, dar net neturėdamas planšetės, naudojos vien tik mobiliuoju telefonu. Aš prisijungiau jį prie didesnio monitoriaus darbo vietoje, turėjau išorinę klaviatūrą ir mano sisteminis blokas kompiuterio buvo štai šitas gaminys, kuriame yra internetas ir duomenų saugykla ir viskas. Ir aš tuo metu persilaužiau šiek tiek per tai praeidamas, pramokau šitą sistemą, nes Windowsus aš mokaus daugiau negu 20 mečius, vos ne kasdieną. Ir staiga visai nauja operacinė sistema, visai kiti dalykai ir mokais daryti įprastus darbus visai kitoje aplinkoje ir pasirodo iš tikrųjų tą galima daryti. Aš noriu paklausti, ar teisingas būtų požiūris, kad
vis dėlto notebookas tai yra kompiuteris, kuris sumažėjo ir tapo lengviau kilnojamas. Planšetėgi tai yra mobilus telefonas, kuris padidėjo ir tapo labiau panašus į kompiuterį. Jie tiesiog iš skirtingų įrenginių išsivystė ir dabar, tiesą pasakius, kokią planšetę atskirti nuo notebooko kartais yra nelengva, išoriškai. Bet realiai tai čia yra dvi skirtingos klasės gaminių. Aš tokia pusiau juokais galiu pasakyti, koks požymis, iš kur atėjo įrenginys. Jeigu turi aktyvią vėsinimo sistemą, tai yra grotelės, per kurias pučia karštas oras, tai greičiausiai atėjo iš kompiuterių pasaulio šitas gaminys. O jeigu tai yra gana ekonomiškai veikianti operacinė sistema, kuri pakankamai taupiai naudoja gaminio resursus, ta prasme ir ilgiau bateriją laiko ir visą kitą, greičiausiai šitas gaminys atėjo iš mobilaus pasaulio, nors vizualiai jie gali būti labai panašus. Reiškia, mes kalbėtume visiškai tokiom nesusijusiom su šiandiena temom, tai aš galiu išskirti tai, kad Windowsai dar stipriai daugiau negu prieš 10 metų jau buvo integravę balso atpažinimo funkcijas ir kai tu galėdavai dokumentą tiesiog įdiktuoti, nekalbant apie programų valdymą balsų. Bet jis buvo pakankamai netobulas. Bet netgi šiandieną, žiūrint valdymo balsų funkcijas, kurios yra visose operacinėse sistemose ir paskutinėje jie į Mobility atnešė Microsoftas, jau ir mes tikriausiai neužilgo jas lyginsime tarpusavėje, bet tokio lygio, kad jas jau taptų tikrai kasdienė technologija, tai netapo. Lygiai taip pat kaip ir dabar aš ranka rašau ant planšetės paviršiaus ar telefono ir ranka įvedimas, toks rankraštinio įvedimo atpažinimas irgi dar netampa to įvedimo būdų. O vat braukimas ranka, kada tau puslapis perverčiamas, kaip tikroje knygoje arba laikraštyje, tas jau padaryta ir patogiai. Nors mes prisimenam pirmosius lietimų jautriuosius ekranus, kurios galima buvo tik tai gana stipriai bakstelėjus, tik tai specialių pagaliukų paveikti. Ir kai atsirado technologija, kurią pirmieji tikriausiai išpopuliarino Apple'as, visai kita technologija, kuri nereikalauja spausti, tiesiog per paprastą lengvą prisilietimą tu valdai. Ir tada pradėjo keistis dizainas puslapio. Klavišai darėsi didesni, tokie, kad ne pagaliukų jį bakstelį galėtum tiksliai, o galėtum pataikyti jau ir pirštų. Dėva, čia dar kartą įrodoma tokių pavyzdžių, kaip technologijos keičia ne tik ideologijas. Tai čia iš tikrųjų artėja link žmogaus, nes mes dirbdami ir elgdamėsi savo buityje, girdim kažką, atsakom žodžiu. Iš tikrųjų jau yra labai patogios programėlės, kurios dar nepasiekė profesionalaus vertėjo lygio. Bet aš galiu pasakyti, kad tiek Google'as, tiek Samsung'as turi programas, kurios lengvai leidžia realizuoti netgi sinchroninio vertėjo funkciją, kur tu gali bendrauti su žmogumi, nežinau, kiniečių, kuris ten čiulba savo kalbą ir čia pat ausinėje girdi savo suprantamą kalbą, tekstą, čia pat tu jam kalbi savo kalbą, o jisai iš tavo telefono garsiakalbiuko girdė. Šitas dalykas, jis iš tikrųjų sunku jį pervertinti, nes mėginimas tas kalbinius barjerus panaikinti technologiniam priemonėm, tai yragi senas dalykas. Bet dabar aš manau, kad jei mes ir nepergyvename lūžio, tai tučto jau jisai bus. Bet čia yra be galo daug įvairių socialinių ir kultūrinių pasiekmių. Lūžis šiuo atveju yra sunkiai nuspėjamas. Nes prielaidos lūžiui, kalbant dabar apie garsinio signalo normalų naudojimą, kalbos naudojimą, valdant ir gaunant informaciją su kompiuterinė technika, su protingais kitais daiktais, galų gale tais pačiais telefonais pasišnekant, tai yra prielaidos, kad tai galėtų atsitikti, jau yra ir prieš keletą ir prieš 5 metų. Šiandieną tos funkcijos žymiai patobulintos ir dar kaip ir neįvyksta. Taip, bet kol kas ne, nes pavyzdžiui dabar automatinio vertimo būdu
pagamintą, kitaip nesukurtą, bet pagamintą tekstą, tai gali suprasti tik tuomet, kai šiek tiek gaudaisi kalboje. Kitaip tariant, pats vertimas jisai yra toks netobulas. Tai labai priklauso nuo atvejo, temos, kalbų derinio ir galų gale bet net nuo ir sėkmės. Pakankamai primityvūs tekstai, jie yra verčiami taip, kad suprasti įmanoma tik tai atskiras jų dalis, korektiškai išversti jie. Bet aš manau, kad kai jau bus, lūžis, tada galim bus fiksuoti, kai jau bus galimybė iš esmės suprasti, ir bus galimybė sintezuoti visą tai dar ir balso būdu, tai tuomet mes turėsime labai įdomią situaciją ir sunku bus įvertinti visas socialinės kultūrinės pasiekmes. Grįžtant prie tokių naujausių tendencijų, tai iš tikrųjų galima būtų sakyti, kad totalinis integralumas, būtent šitas žodis, totalinis labai čia tiktų, yra artimiausio rytojaus ženklas, kai įrenginiai tarpusavyje jau sudaro asociacijas įvairias. Mes nebeperkame, nebesigijame atsitiktinio daikto. Mes jį integruojame į jau esančią sistemą. Kitaip tariant, mes įsigijame sistemą. Gerai būtų, iš tikrųjų, kad taip atsitiktų galbūt vienas iš Poryt LT mūsų komandos tokių vizijų yra bandyti patiems nagrinėti šitos temas ir kad mūsų žiūrovai klausytojai jas įaugtų ir mes kartu diskutuodami su savo rato žmonėmis bandytume atpažinti daugiau naudų iš daiktų kompleksinio vartojimo. Taip, ir manau, kad mes prie šitos temos dar grįšime, nes gal bus galimybė patestuoti būtent tuos tinklus, kuriuose daiktai jau gyvena savo skirtą nuo žmogaus gyvenimą, o žmogus tampa daiktų. Tiesa, reikšmingų daiktų tame tinkle. Ačiū labai Edmundui. Edmundas Babenskas, Poryt.lt komandos narys. Dėkui visiems už dėmesį.